Sveikas, Audriau. Labas, Eugenijau. Kelinta stovykla čia tau? Dar kol kas tik 5. Galbūt galėtum pasidalinti, kas tave veda atvažiuoti pas mus? Tai turbūt pirmas tai galimybė pabūti su sūnum, nes per darbus, per visą kitą mes nelabai randam kažkaip atmes to laiko, tai kokybiškai pabūti viens ant vieno kartu su juo. Ir plus man smagu ten ne kažkokias mašinėlės ten stumdyti ir panašiai, tiesiog man tai yra nuobodu. O čia man įdomu, jam įdomu ir tada manau, kad nei jam nereikia apsimest, kad čia kažkas, žinai, dėl manęs ir nei man reikia kažkas čia dėl jo. Nes man smagu, jam smagu, tai va, kažkoks tokį bendrą, tokį bendrumą su juo. Dar va tas stovyklas, nes, kaip sakiau, aš dabar kai klausiu jo, sakau, Elijau, ar nori, tai jisai sako, jo, varom, kada jau varom. Tai va, tokia faina tradicija jau tapo mums. Audriau, galbūt galėtum palinkėti žmonėm, kurie mums seka, bet nedrįsta iš tikrųjų pabandyti ir žengti žingsnio. Čia visiškai yra ramiai, tu turi tokį gerą tokį pojūtį, žinai, subalansuoti viskas, kad čia, žinai, nuo mešionio su pilvu iki ten tikrai sportiško vyruko, kuriam reikia ten labai užsikrauti kortizolę, tai čia visiems subalansuota, tiek nuo mažiausio iki didžiausio. Ir tiesiog kviečiu drąsiai sudalyvauti, pamėginti ir pamatysit, kad tikrai verta, dėl to čia pats aš 5. kartą. Tai labai rekomenduoju. Ačiū tau labai, Audriau.